Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Sveiki malonūs televizijos žiūrovai, jūsų dėmesiui laida Anądien Šiauliuose. Šiandieninę mūsų laidą mes norėtumėme paskirti Aleksandro Stašenkovo kūrybai. Ankstesnėse mūsų laidose jūs turėjote galimybę pamatyti Aleksandro Stašenkovo filmus. Tačiau Aleksandras Stašenkovas jums labiau žinomas kaip fotomenininkas. Taigi, pirmoji laidos dalis skirta Aleksandro Stašenkovo fotografijai, o antroji laidos dalis skirta kinui. Net tiesiog buvo vaikščiojimai su fotoaparatu, žinoma, taip buvo fotografavimai ir, tokie galbūt ne visiškai įprasminti viduje. Tiesiog tie vaizdai, tas fotografijos, jos atitinka, matyt, mano kažkokią prigimtį ir kodą. Tiesiog aš juos surinkau kaip kokius akmenėlius prie jūros ir permąstydamas iš naujo tų vaizdų prasmę, to turinio prasmę ir įdėjus dar tokį apvalkalą, pavadinimo apvalkalą jiems, tai tiesiog gimė iškiek konkrečios fotografijos su tam tikrą prasme ir su tam tikrom metaforom. O šiaip jos yra kurtos, jeigu taip paimti nuo 76 metų iki, jos praktiškai tęsiasi ir dabar. Aš fotografuoju savo tas būsenas, jos natūraliai kažkaip tai, tas kitas krantas pereina į kitą dimensiją. Tiesiog, žmogus keičiasi, matyt, gauna daugiau patirties, kitaip jau suvokia ir supranta laiką, laikmetį, pasaulį, save jame ir tiesiog atsiranda noras, tylos kažkokios, labai neperkrautų kažkokių detalių ir, tiesiog pereini kažkokią tokią budistinę, zenbudistinę kažkokią būseną, kada tiesiog stebi pasaulį, bet tas pasaulis esi tu. Bet vis tiek nuo savo prigimties nepabėgsi. Matyt, yra toks neįvardintas savyje kažkoks kodas, kurį tiesiog, kuris tavimi vadovauja tiesiog ir, diktuoja tavo būsenas, tavo pasaulio kažkokį tai suvokimą ir jo fiksavimą tuomet. Bet tai čia, sakau, yra tokie, ilgi kažkokie išgyvenimai tam tikroj vietoj. Ir tuomet, kai jau tu jauti, kad tu jau kažkaip susilieji su to gamtos kažkokia tai detalė ar kažkokia tai vieta, tada įvyksta tas momentas spaudimo užrakto ir liktai tuomet tavo būsena lieka kaip, arba tas pasaulis lieka tavo būsenos dalimi. Nes tik tai tie žmonės, kurie susiformavo, sakykime, to sovietmečiu, gimė, susiformavo, gyveno, jautė, prieštaravo, kažkaip tai gilinosi
arba nutolo nuo tų politinių ir mąstė ir gyveno savo kažkokiam sukurtam pasaulyje, jiem tai bus suprantama. Čia, aišku, yra svarbu pavadinimas ir metai. Ir tuomet panašaus likimo žmonės gali atsukti, kaip sakoma, juostą atgal į tos metus, į tą laikmetį ir vėl išgyventi, sakykime, fotografo, menininko laiką, jo, būsenas kažkokias ir tuomet matyti, jausti ir suprasti. Ženklų tokių, kad to laikino žmogaus gyvenimo, kuris nėra tau duotas, tu įvertini ar nevertini, daug kas jo gal ir nevertina, dėl to, kad nesupranta matyt, kas jam yra skirta. Kaip sakant, laimingas bilietas būti, jausti, išgyventi ir netgi kančia yra savotiškas gyvenimas irgi. Be kančios gal nėra kažkokių kitų procesų, nėra žmoguje kažkokių akcentų sudėliotų, jis ir nėra tos harmonijos, matyt, visumos be išgyvenimo. Ciklas, kurį aš padariau iš savo archyvinių negatyvų. Ir čia buvo skirta maždaug kokie 3 metai jam ir iš pradžių aš tiesiog žiūrinėjau juos, atrinkinėjau turbūt, nežinau, mano patirtis kažkokia, tai nebuvo tiesiog vidinis balsas kažkokia. Nebuvo tokių prioritetų kažkokių, aš pirmą atrinkau, kaip sakant, krūvą negatyvų, paskui pradėjau žiūrėti kiekvieną iš jų ir skanuoti, kad paskui pasižiūrėti, tiesiog padidinti, kas tas yra. Tai buvo įdomus procesas, todėl kad, aišku, vėl, patiri tos, likti grįžti į jaunystę ir prisimeni kai kurios net momentus, kada tai buvo daryta, kas tolivėje šalia, arba tu buvai vienas, ar ten. Paskui, kai aš jau pradėjau dirbti laikraštyje, ten jau buvo kiti reikalavimai ir tuomet tas dvilypumas tavęs, kada tu, jeigu nori dirbti ir gyventi iš to darbo, tai tu žaidi pagal vienas taisyklės, kažkokios santvarkos ir paskui tu grįžti į tą natūralų savo kažkokį poreikių gyvenimą, kada tu esi pats toks ir tu tą gyvenimą matai kitaip ir tu jį gali nufotografuoti, bet tu negali parodyti, tu tiesiog turi laukti kažkokio tai laiko, kažkokio momento, kada tai bus galima padaryti. Arba tu gali rodyti tik tai ten draugams, ar kuriais tu pasitikė, sakykime. Tada
intensyviai mes bendravom su pusbroliu Eugeniju, filmuodavom savo tos filmus. Tai kartais, tampydavom ir kino kamerą, ir fotoaparatą. Ir tuomet kažkaip prisimenė, kad tarp kažkokių filmavimų kažką nuspaudėjai. Kada, tau tik 17 metų, tu supranti, kas čia darosi su tavim, kokiam laikė tu gyveni, kas čia per santvarką. Bet tavo ta mažutė patirtis tau kažkodėl liepia nuspausti tą užraktą, fotoaparato užraktą. Ir tu turi paskui po kažkokių 30-40 metų tą fotografiją, kurioje tu paskui atrandi visai kitas prasmes. Ir čia tas neįvartino laiko portretas ir yra tas ieškojimas tų prasmių, savęs ieškojimas tame laike ir kaip tu keitiesi tame laike, kas su tavim vyksta tam fone, tų lozungų, to socializmų, ten visokių formacijų, prioritetų, santykių tarp žmonių ir kažkokių reikalavimų gyventi vienaip ar kitaip. Arba tokių noro gyventi savaip, nežiūrint į kažkokius reikalavimus ar pageidavimus iš kitur. Jeigu tu esi laisvas ir nesusijęs su jokiais santykiais. Aš 72 grįžau iš kariuomenės ir buvo toks momentas, kariuomeniai tau viskas aišku, yra tam tikros taisyklės, tau reikalavimai, yra ta, ką tu turi daryti, tau duoda valgyti, ta prasme 2 metai yra viskas tvarkoj. O ateini iš armijos ir galvoji, ką toliau daryti. Ir tas įrankis fotoaparatas buvo toks, perinamas, toks daiktas, kurio aš užpildžiau savo tą pereinamąjį laiką. Tada aš intensyviai galvoju apie kiną, ar studijuoti kiną, ar kaip čia man dabar gyventi, nes visai kitas laikas ir reikia, kad ir jaunystė, bet su ją reikia kažkaip tai tvarkytis. Ta prasme, reikia konkretintis, kas tu esi, ko tu nori. Tas man buvo įdomus tas procesas stebėti, kaip keičiasi žmonės laike, kaip jų keičiasi vidus, kaip keičia tą vidų jų gyvenimai. Ir aišku stebėti save tame laike, kaip aš keičiuosi. Ir matyt, čia mano tas ir, toje atrankoje matyt ir matosi, nes kitaip aš gal būčiau pasirinkęs kitas fotografijas. Aš tiesiog stebiu tos žmonės, matyt, iš savo patirties ir noriu tą patirtį analizuoti. Taigi, tiesiog analizuoju save, kaip aš keičiuosi. Koks aš dabar esu, kaip aš žiūriu dabar į tos procesus, į tos žmonės, į tos santvarkos. Mano miestas gimė irgi netoli, jisai nuriedėjo nuo kito kranto, aišku, nuo savo prigimties nepabėgsi, kaip sakiau, tai tiesiog jisai kaip tąsa kažkokia, tai savo tų būsinų įvardėjimą, noras pasikalbėti jau čia biškai gal konkrečiau su savimi ir savo miesto fone.
Kur labiau save pažinsi? Tuose vietose, kur tu kažkada buvai, kažką patyrei, kažką mąstei, galvojai ir jos prisimeni, tas vietas prisimeni kaip tam tikrų būsenų savo gyvenimo fragmentus. Ir, jeigu tie fragmentai yra tau, tu nori vėl patirti, nori juos išgyventi, tu eini ten ir bandai, kaip ir liktos būsenas vėl atgaivinti. Tai tas mano miestas, jis yra toks intimus, daugiau jisai yra, toks gal Kalniuko rajonas, ne visada, ne viskas čia yra, bet noras sugrįžti į savo vaikystę, sakykime, pasivaikščioti tom gatvelėm Kalniuko, kur ten kažkada vaikystėje vaikščiai, draugavai, su kažko kalbėjai, kažkas tai vyko, arba šiaip vaikščiai vienas. Tai daugelis sako, kad čia nelabai atpažįstami Šiauliai, iš tikrųjų jų gal tokių ir nėra, nors jie yra, reiškia, kaip fonas, bet jie kažkokie transformuoti, kitokie jie yra. Ir tai yra, tiesiog, taip ir pavadinau mano miestas, todėl kad jie mano iš tikrųjų, aš ten juos jaučiu. Tai tiesiog noras buvo pasivaikščioti ir sutikti žmogų tokios panašios būsenos ir jį tiesiog įvardinti savo būseną kito žmogaus veide. Tai vėlgi ieškojimas tokių kaip tu. Taip kad čia viskas persipina ir kitas krantas, ir mano miestas, ir ten ir kitos fotografijos, kiti ciklai. Taip, viskas apie tą laikinumą, apie tą žmogaus norą kažkokios harmonijos tame gyvenime, norą kažko tai, ko tu negali įvardinti. Ankstesnėse mūsų laidose jūs matėte Aleksandro Stašenkovo filmus. Šiandien mes jums papasakosime, nuo ko prasidėjo šita kinematografinė kūryba. Šoras, kaip kažkoks viesulas į mūsų gyvenimą. Aišku, užkratas atėjo iš mano brolio Viktoro, kadangi jis ten ryškindavo vonioj tos savo filmus ir čia pat ant sienos judėjo vaizdai. Man buvo, nežinau, kiek čia, man buvo gal 15 gal metų. Jo, ir tada toks užkratas, bet kadangi Eugenijus keliais metais jaunesnis, tai tas užsikrėtė jau nuo manęs paskui. Tai čia šiokios tokios lenktynės buvo kino kamero, reiškia, tobulumo. Aišku, aš negalėjau
nusipirkti tokias brangesnės, jis nusipirko gal šiek tiek geresnę kamerą. Tai va, bet įkurta studija buvo, nu taip, jau iš pradžių gal buvo atskirai, net aš mokiausi mokykloje ir buvau tokį lagaminėlį nusipirkęs ir ant jo užrašęs baltais dažais Max Film. Ir ten sudėdavau kamerą, štatyvą ir filmuodavau tokius, vaikščiodavau po miestą, tokius dokumentinius filmukus filmuodavau. Kai susidėjau jau su Eugenijum, tai mes galvojom, tai buvo 70 metai, rugsėjo 13, man atrodo, tai pavadinom ją OAE film, reiškia Ostašenkovas, Aleksandras Eugenijus filmas, nu toks iš vos ne Abjedinionoje Arabskėje, kaip ten Emiratai, reiškia, mes paskui juokdavomės, nors iš pradžių nežinojom, ką tai reiškia, bet pasirodo tokia buvo valstybė. Tai va. Tai nežinau, tiesiog nebuvo dienos, kad mes nebūdavom susitikę, kažko neprasimanydavom, aišku, neturėdavom pinigų, tai vaikščiodavom, rinkdavom butelius, priduodavom ir eidavom į fotoprekes, į tą parduotuvę. Kadangi filmavom daug, pretenzijos buvo tokios solidžios, tai mes nusipirkti šviežią juostą, bet nepasibaigus garantijai, mes ne visada galėjom, tai mes pirkdavom, šiaip juosta kainuodavo rublis 20, švieži, reiškia, tokia, o nukainuota 50 kapeikų, tai vos per pusę mažiau, jau po garantijas. Žinoma, jinai šiek tiek ta kokybė skirdavosi, matyt, reiškia, vis tiek. Tai kaip ir vaistus, vaistus reikia, aišku, nenaudoti po to, kai garantija, praktiškai ir juostos nereikėjo, bet kadangi mes pinigų neturėjom, tai filmuodavom dažniausiai ant tokios. Tai va, bet filmuodavom labai dažnai, susitikdavom vos ne kasdieną, po pamokų, jis atbėgdavo ten šeštadienį, sekmadienį, kokie eidavom, prasimanydavom tokiais. Mes darydavom tokius parodijas, gal tada mums taip gal neatrodė, mes darydavom kažkokius detektyvus. Nes, vis tik tai 69 ten metai, mes anksčiau pradėjom filmuoti, o kino studiją tai savo įkūrėm jau vėliau, 70-ais. O filmuoti aš pradėjau filmuoti nuo kokių 68. Ir tuomet jau iš tokio komisinės parduotuvės nusipirkau tokią kino kamerą ekran, 1:8. Ir mes pradėjom filmuoti jau tada, reiškia, tai paskui jau aš važinėjau ten visokius kolūkius, uždarbiavau, ravėjau Latvijai kažkur ten, pardaviau kolekciją savo monetų, ten numizmatikos, dar kažką, tai nusipirkau jau geresnę kino kamerą, Quartz 5, tai jau buvo toks su transfokatorium ir su eksponometru. Tai va, tada jau mūsų ta veikla pasidarė jau tokia dažnesnė ir kokybiškesnė. Tai va, rašydavom patys scenarijus, aišku, buvom tokie naivus gal tais laikais, bet mums atrodė, kad tai yra įdomu, mes kažkokie tai tokie, atsimenu, dabar suradau ne taip seniai savo scenarijų kažkokį, kad ten kapinėse, ten naktį, ir tai toks rašinys pasirodė man kaip kažkokia novelė, kaip ten tik sugebėjau. Vienais laikais, nežinau, kiek ten man buvo, 17 metų parašyti vos ne kokią nors detektyvinę novelę. Tai va, bet aišku, tą, ką parašai, nufilmuoti nelabai galėjai, nes juostos buvo mažo jautrumo ir tą, ką prisifantazuoju, ne visada išeidavo natūroje. Tai va dažnai taip. Paskui, kadangi mūsų keliai išsiskyrė, aš išėjau į kariuomenę, Eugenijus išvažiavo į Vilnių.
Ir toks, aš išėjau į armiją, anksčiau, tai jis dar kažkiek tai laiko čia dar buvo vienas, bandė filmuoti su savo kiemo draugais kažkokius ten filmukus. Ir aš atsimenu, kai mokiausi seržantų mokyklai, ten skaitydavom kažkokias paskaitas, kaip ten armijai visokius ten. O aš atsijungęs ir paišydavau tokie, kadrus, kaip iš filmų. Pas mane sąsviniai būdavo tokie režisūriniai scenarijai kino raskadrovkės, tokias, kas kadrė turi būti. Tai vis tas svajonė, Eugenijus įgyvendino, nes jis gavo paskyrimą nuo Lietuvos kino studijos, bet įstojo į neakivaizdinį, nes, matyt, vis tik tai visai sąjungai tų vietų neužtekdavo, konkursas buvo didelis ir jam pasiūlė neakivaizdžiai, bet jis teko šiek tiek prisidėti prie jo tokių kursinių, diplominių kažką. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. Ain't life unkind? Kaip minėjo Aleksandras Ostašenkovas, ankstyvoji jo kūryba susijusi su pusbroliu Eugenijumi Ostašenkovu. Dabar aš norėčiau Jums pasiūlyti trumpą siužetą, trumpą pokalbį su šiuo autoriumi. Eugenijus Ostašenkovas, baigęs vidurinę mokyklą Šiauliuose, dirbo Lietuvos kino studijoje, įgijo kino operatoriaus specialybę ir daugelį metų kūrė dokumentinius filmus, kino žurnalus, filmavo Lietuvos kroniką. Tačiau, kaip ir Aleksandras, jis pradėjo kurti filmus Šiauliuose ir būtent Šiaulių gatvėse prasidėjo jo kino kūryba. Kas Jūs labiau save laikot, operatorius ar režisierius? Aš turbūt esu kino mėgėjas, nes kinas taip suskirstytas
specialybės, gildijos, yra scenarijaus autoriai, režisieriai, operatoriai, prodiuseriai, o pastaruoju metu taip likimas lėmė, kad viską darau pats. Esu ir vairuotojas dar priedai, darbininkas, bet ne tame esmė. Manau, kad kino dokumentalistas, jis, dokumentininkas gal, sakykime, yra vis tiek pats autorius ir režisierius ir operatorius. Nes dokumentiniam kine turbūt pagrindinė figūra yra vis tiek operatorius. Jeigu to gyvenimo jis nenufilmavo, kas vyksta, tai jeigu kažko nėra, tai režisierius irgi nieko medžiagą paėmęs nesukurs. Nu, kaip susiklosto, esu daug filmų daręs su įvairiais režisieriais. Labai pasisekė su tokiais visais Lietuvos žinomais režisieriais, kai dirbam kino studijai, įvairaus stiliaus ir kurie dokumentikos ir mokslo populiarinimo srity teko daug ir tokių kombinuotų filmavimų, tais laikais primityvių. Dabar tai galima padaryti žymiai paprasčiau mūsų kompiuterių erai. Ir mokiausi aš iš jų, iš visų reikia turbūt mokytis. Kaip reikia dirbti ir kaip nereikia dirbti, irgi reikia mokytis. Kas trukdo. Bet geriausia mokytis iš savo klaidų. Ar skaičiavot, kiek filmų sukūrėt per gyvenimą? Nu, reikia skaičiuoti. Matot, filmas filmui nelygus. Kitas yra sukurtas, kitas gal pagamintas tiesiog, kitas nufilmuotas, kitas yra didelis, kitas mažesnis, kitas, nu, labai skirtingos filmų paskirtis ir jų reikšmė. Turbūt filmus reiktų vertinti gal ne pagal ilgį, bet pagal jų reikšmę. Gal istorija, gal čia labai plati dirba pokalbiams, čia galbūt kokiems kino kritikams dirba didelė kalbėti. Lengvesnį klausimą tada užduosiu. Kada Aleksandras savo versiją jūsų studijos pasakojo, dabar jūsų versija, kelintais metais susikūrė jūsų studija su Aleksandru? Aš dabar taip skaičiuoju, kad pirmą detektyvą, kurį dabar, kaip mes kalbėjom, reiktų pervesti kokybiškai, reiškia, atvyko šefas, pradėjom filmuoti 1968 metų rudenį. Nu, tokie būdavo kaip pasifilmavimai, kaip žaidimai faktiškai. O paskui vis bežaisdami irgi buvo ruduo 1970 metų, rugsėjo 13 diena, buvo labai graži diena, oras gražus. Mes nuėjom kaip visada prie ežero truputį, paskui nuėjom į kukurūzų perdirbimo kombinatą, užėjom į kabinetą dar pasinaudodami tarnybinę padėtim, taip pusiau nelegaliai, buvo sekmadienis. Ir ten buvo spausdinama mašinėlė, tai ir atspaudinom pirmosius titrus, galvojom, kaip reiktų studiją įvardinti pavadinimą. Ir užrašėm OAE film. Stašenkovas, Aleksandras, Eugenijus, tokie, pirmą variantą. Taip ir prigijo. Ir tada žaidėm kiną.
Šiandien tiek, dėkojame filmų autoriams, o jums dėkojame, kad žiūrėjote. Iki. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.